Galimybė įjungti greitus mokėjimus pas jus. Tai yra klientas krepšelyje taip pat turės galimybę atsiskaityti kortelę ir tada užsakymų skiltyje automatiškai pažymės, ar mokėjimas atliktas, ar ne. Standartinių pervedimų atveju reikės tai patiems patikrinti ir pažymėti čia arba kad visas užsakymas yra paruoštas siuntimui. Tada iš karto galima pakeisti statusą arba, jei norime, kad tai keistųsi automatiškai, reikia įjungti greitus mokėjimus. Įeiname į nustatymus, pasirenkame mokėjimus. Čia yra galimybė įjungti šiuos greitus stripe mokėjimus. Tai yra būtent šie kortelės mokėjimai. Pasirenkame Lietuvą. Čia turime galimybę paspausti ant stripe puslapio ir reikia susikurti čia paskyrą. Man rodo čia lenkiškai, bet kartą. Dar kartą, atsiprašau. Tiksliai, dabar turime lietuviškai ir čia pakanka susikurti paskyrą ir vėliau yra galimybė įjungti šios stripe mokėjimus. Tai yra šiuo atveju aš turėčiau įjungtą stripę. Tai yra greitus mokėjimus, standartinį pervedimą ir mokėjimą atsiimant, tai yra parduotuvėje.